Aš nebesergu jau nuo 12 metų. Niekas nebeskauda. Skaudėjo nugarą, taip ilgokai. Turėjau žaizdą skrandyje, nevirškino, žinai. Visokių lygų buvau prisirenkęs. Skaudėjo koją. Kas dar? Toks rūkas virš galvos buvo, žinai, toks keistas dalykas. Kas dar? Oda buvo, wow, kažkoks vėjai. Vėjai. Tokios tikros kažkokios nesąmonės. Tikros nesąmonės, žinai. Jo, ir dabar jau nebe vaistų jokių nebevartoju ir pas daktarų neinu ir niekas nebeskauda. Dar va, gydė, vienas sykį gydė, čia kai vaikas dar netgi buvau. Čia tęsiasi tos ligos tokiais tarpais, žinai, tai užeina, vėl susitvarko, tai užeina, vėl susitvarko. Dar buvau jūrininkų ligoninėje, gulėjau ten, kiek aš nežinau kiek, savaitę, 10 dienų, 2 savaitės. Bandė įsiaiškinti, iš kur aš turiu kraują šlapime, žinai. Šlapinos krauju, žinai. Ne tai, kad aš nematydavau to kraujo ir kažkaip jokių problemų nebūdavo man, žinai. Neskaudėjo niekas, bet kai tikrindavo tose punktuose, žinai, tais laikais, pamatė seselė mano kaimynė, oi, kas čia bus dabar, žinai. Ir ten paguldė iš pradžių Šilutės ligoninę, paskui į Klaipėdos ligoninę išvežė, į Klaipėdos jūrininkų ligoninę, žinai, kai išvežė, tai tyrė mane, ten negydė, bet tyrė, žinai. Neatsimenu, vaistų man kažkokių davė ar ne, arba neatsimenu. Aš vaikas buvau tenai. Neatsimenu, tų vaistų davė kažkokių ir ne, bet tyrimus darė, tai ten buvo aukšto lygio ligoninė, žinai, tais laikais. Ir tikrai buvo aukštas, žinai, ten visokių technologijų jau buvo tais laikais ir tyrė mane, kodėl viską žiūrėjo nuo galvos iki kojų, žiūrėjo viską, žinai, visus organus, viską, ten tokių procedūrų visokiausių, wow. Tokia keista procedūra buvo, tai, kad viena daktarė išsikvietė mane į savo kabinetą ir pasisodino, žinai, ir davė laikyti tokį bliūdelį, žinai, ir jinai su tokiu dideliu švirkštu, su tokia didelė adata, nosį pradūrė, žinai, sinusito tą kremzlę pradūrė, taip trakšt, ir plovė sinusitų, žinai, ne tą, toks keistas dalykas, žinai. Plovė sinusitus, žinai, įdūrė su tą adatą, su to švirkštu adatą įdūrė, ir su tokiu skysčiu, žinai, ta prasme, ta skystį, kuris buvo toje adatoje dideliai, tam švirkšte, purškė ir pro kitą aš turėjau išpūsti, žinai. Tai plovė sinusitus, taip, žinai, keistas. Keista procedūra, žinai. Jo, ir visokiausių procedūrų buvo. Čia trečia dalis, žinai, rašau apie kaip išgydyti ligą. Praskrolinkai į apačią, pamatysi, kaip išgydyti ligą, parašyta ant kitų įrašų. Ir bus toksai didesnis suvokimas, žinai, kaip pašalinti, kaip išgydyti ligą, žinai. Tai yra paprasta, žinokit, tai yra paprasta. Reikia tik sutvarkyti mūsų galvą. Tau reikia tik sutvarkyti savo galvą. Ir viskas susitvarkys. Tikrai, žinok, paprasta viskas yra, paprasta, nekomplikuok. Jeigu tu praeitam įrašė minėjau, jeigu tu esi, kaip amerikiečiai sako, sick and tired to be sick and tired, kažkas tojo kaip esi pavargęs būti sergančiu ir pavargusiu, tai, žinok, paprasta. Tik tais užsinorėk, trenk kumštį į stalą, arba vyriškai, arba moteriškai, ir
Ir prasidės, viskas prasidės. Ir prasidės formuotis viskas. Susitvarkysi viską. Tai jau labai labai paprasta, žinok. O šią dalį norėjau pasakyti apie emociją, žinai. Emocijos, mūsų emocijos. Ypač tos negatyvios emocijos. Baimės emocijos, nepasitikėjimo, nežinomybės, gailesčio. Gailestis tai yra iš viso labai 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 žema energija. Aš pasakysiu jums paslaptį dabar, kur niekas apie tai nekalba. Ir truputį iš ezoterikos čia bus irgi. Mūsų pasaulis dabar taip yra padarytas, sukonstruotas, kad mūsų žmonių žemos emocijos, blogos emocijos, kaip ir minėjau, tas visas, yra prijungtos prie tamsiųjų matricos, prie technologijos, technologijos, matrica, technologija, prie technologijos tokios, kad iš karto mumis nusiurbia mūsų gyvybinę energiją, žinai. Jeigu šiuo metu taip yra, žinai, mums reikia būti ramiems, nei nieką nereaguoti, ypač blogai, žinai. Ten džiaugtis, ten klykauti, krykštauti irgi, žinai, nelabai, bet tos žemos emocijos, blogos emocijos, kaip ir minėjau, žinai, gailestis, pyktis, baimė, neapykanta, dar neapykanta yra žiauri irgi, mus labai labai siurbia, mūsų energija tiesiog siurbia ir toms būtybėms iš eterinėme lygyje, kurios yra, jos tai naudoja savo tą energiją, žinai. Tai va, mums labai labai svarbu išlikti, būti ramiems ir kai mes būsim ramus, tvirti, stiprus, pasitikintis savim, pasitikintis čia ir dabar, kur esam, žinai. Priimantis viską, kaip čia pasakyti, priimti viską, kaip yra gyvenime, žinai, kokia realybė dabar turi, žinai, jeigu viską priimti taip, kaip yra ir džiaugtis tuo, žinai, viskas dings, visos ligos, viskas dings. Emocijos labai, ir tos emocijos, kai mes tokias emocijas jaučiam dažnai, žinai, per metus, mes net nepastebim. Tu net nepastebi, žinai, kad ta emocija užeina ir tave taip suka. Esi pastebėjęs, kaip suka, žinai, tave tos emocijos, ant ko nors, žinai, ant bet ko, nežinau, prisimink pats, žinai, ant bet ko. Ir trigerina taip. Ir kai tu pasiduodi tam, žinai, ir jie paskui vėl trigerina. Už savaitės vėl, kitą dieną vėl. Ir trigerina taip, nes tu susinervini ar kažkokia kita žema emocija ir iš karto energija taip siurbia mus. Ir kai metai iš metų ir, žinai, pradeda streikuoti mūsų kūnas, žinai. Organai taip susispazmuoja ir viskas. Labai paprasta. Ir 9 minutės. Tai va, emocijos labai labai svarbu. Mokinkis, žiūrėk, kas tu toks esi, kodėl tu čia, kas tu esi, kodėl tu čia atėjai, ką turi daryti, kaip turi daryti. Žiūrėk. Domėkis apie save, kas tu toks esi, iš kur, kur kame, žinai, ir sužinosi tokių dalykų, kurių niekada nebūtum patikėjęs. Tai va, emocijos labai svarbu, būkit visi ramus, viskas yra taip, kaip turi būti, viskas yra gerai. Jeigu atsibodo būti sergančiam ir pavargusiam, pasakyk, stop.
trenk kumščiuką arba kumštį į stalą. Viskas. Aš taip nebenoriu, aš noriu taip. Iš pradžių pasakai, aš taip nebenoriu, ko tu nebenori, žinai, pasakai, o paskui iš karto pasakai, aš noriu, kad būtų taip, taip ir taip. Ir pradės formuotis tavo realybė iš karto. Ir tavo gyvenimas bus pilnas nuostabių įspūdžių. Susitiksim vėliau. Iki. Čiau.